Taigi šią savaitę Užribio rubrikoje Kauno Žalgirio komandos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas, su kuriuo jau ir sveikinuosi. Labas vakaras. Labą vakarą. Tai pokalbis ne visai apie krepšinį, tačiau krepšinio mes nepaliekame visai šone ir pirmasis klausimas šiuo atveju yra būtent apie Kauno Žalgirio komandą. Šiais metais dar liko 2 Eurolygos rungtynės ir kaip vertinate mūsų komandos žaidimą, kokie ir kur vis dar yra žaidiminiai rezervai, kalbu apie po naujųjų metų laikotarpį ir top 16 etapą. Rezervų tikrai komanda turi daug ir manau, kad išnaudota kol kas yra tik tai kokia 60% galimybių komandos. Aišku, rezultatas yra neblogas, sakykim taip, tikrai, ypač tikint, kad laimėsim tas 2 paskutinės varžybas Eurolygos, užimt antrą vietą grupėje būtų labai neblogai. Kaip dabartinį žaidimą komandos vertinate? Vėlgi, kaip sakau, rezultatai yra geri, bet pats žaidimas visą laiką norisi jo geresnio. Žiūrint į tai, koksai kolektyvas, kokia komanda, trūksta susižaidimo, trūksta viens kito supratimo ir to aiškumo puolime. Gynybą tai tikrai vertinu labai gerai, kad tikrai sustiguota ir vyrai dirba kaip kumštis, bet puolime ir to stabilumo trūksta ir apskritai komandai stabilumo trūksta, bet puolime trūksta viens kito supratimo ir tokio gražesnio akį ir lengvesnio krepšinio, sakykim taip. Visi laukiame Markuso Brauno, Aleksandro Čepino sugrįžimo į aikštelę. Kokia yra šių žaidėjų situacija? Markusas jau pradėjo treniruoti su komanda, bet į varžybas tikrai neleisim dar jo, nes reikia pajausti ritmą. Tai senas žaidėjas, vyresnis žaidėjas, kuris turi labai daug ką galvoje. Tikrai nėra toksai jaunas, kad paleisti ir jisai ten energiją viską padarys. Jisai turi pajausti komandą ir suteiksim tą šansą, kad po naujų jisai išeitų žaisti. O Aleksas, jisai kol kas sportuoja individualiai, bet irgi po naujų metų turėtų būti pasiruošęs pilnai. Dabar šiek tiek apie tą Užribį. Koks yra Pauliaus Motiejūno laisvalaikis? Ką veikiate ir tada, kai išeinat iš žaliai balto ofiso ir sakot, viskas, darbo diena baigėsi? Tada važiuoju laisvalaikį pasižiūrėti Žalgirio treniruotę, o kai baigėsi treniruotę, važiuoju pamiegoti. Paprastai toks laisvalaikis. O kai yra šiek tiek daugiau laiko, ką tada veikiate? Medžiojat, žvejojat, filmų žiūrit? Žinoma, filmus, kažką tai pasimokyt, paskaityti, pasportuoti. Mėgstat skaityti? Kokia knyga geriausia, kokią perskaityti? Labai nemėgstu, bet bandau prisiversti vis. Tai tikrai dėkui užsieniečiam žaidėjim, kurie kartais atveža tų knygų, kaip neturim Lietuvoje. Tai bandau vis, sakau, kažkaip nenutolti ir prisiversti paskaityti, nors tikrai nesu mėgėjas. Esat jaunas klubo vadovas, ko gero bendram kontekste pasaulio klubų vadovų. Tobulinat savo kaip vadovo įgūdžius, galbūt atskiras knygas skaitote arba seminaruose dalyvaujate? Seminarų tokių nebūna, kaip jie būna, tikrai visą laiką dalyvaujam ir važiuoju ir mokslus kaip Eurolyga, kuriuos duoda, tikrai visuose dalyvauju ir skiriu tam laiko, kad patobulėtų. O tas jaunumas, jisai lengviau klausimai nesisprendžia, ar sunkiau kažkaip, tai tiesiog reikia juos spręsti ir viskas. O ne pats vienas priėmų sprendimus, tikrai yra vyresnių žmonių, kurie patarė, tai klausau tos nuomonės ir stengiuosi iš jų mokyti. Papasakokite mūsų klausytojams, aš garantuoju, kad labai mažai žinančių, koks buvo jūsų kelias iki šios pozicijos, kurioje dabar esate, ir ar tai buvo jūsų svajonių pozicija, Kauno Žalgirio klubo generalinis direktorius. Svajonių pozicija buvo Kauno Žalgirio žaidėjas, bet taip nebuvo ir labai džiaugiausi, kai gavau šansą dirbti komunikacijos srityje komunikacijos vadovu, o paskui šita pozicija tikrai atsirado ne dėl to, kad kažkaip tai buvau, sakyčiau, to vertas ar tam ruošiausi, bet tiesiog buvo ta krizė, kur reikėjo spręsti klausimus, neturėjau jokių įsipareigojimų, kažkokių tai asmeninių ar kažkokių tai problemų su žaidėjais, kadangi daugelį pažinojau ir dalyvau atrinkant juos, tai gavau tą šansą ir sakau, tai netrodė, kad bus ilgalaikis kažkoks dalykas, tai atrodė, kad bus krizė išspręsti ir nieks nesitikėjo, kad ta krizė bus tokia gili ir ilga. Staiga ima ir užgula pečius tokios pareigos, ar ne, generalinio komandos direktoriaus pareigos. Koks jausmas, ar didelis džiaugsmas, ar didelis šokas, ar didelė atsakomybės banga, kuri tiesiog užgožė visą mąstyseną? Kokia situacija? Visą laiką gyvenau su Žalgiriu, vaikščiojau varžybas, sakau, stebėjau ir pats sportavau visą laiką krepšinį ir vis tikėjausi, kad būsiu Žalgirį, kol nepradėjau jame dirbti. Ta prasme, tikėjausi, kad būsiu kaip žaidėjas. Paskyrus generaliniu direktorium, tai sakau, visi žino, kad buvo krizė, visi žino, kad buvo arba, tai nebuvo taip, kad jausiuosi kažkokia įtampa, kad kažką tai blogo padarė. Tiesiog tikėjau tikrai, kad galim išspręstas problemas, tikėjau, kad Žalgiris negali žlugti ir jisai nežlugs ir tas tikėjimas kiekvieną dieną vedė į priekį. Kodėl nesusiklostė krepšininko karjera, profesionalaus krepšininko? Visą laiką stengiausi tai jungti su mokslais, derint krepšinį ir mokslus, ir kai reikėjo rinktis ar žaisti į LKL ar žaisti studentus ir krimst mokslus, pasirinkau mokslus ir krepšinį. Ten ir buvo galutinis apsisprendimas. Pats esate kaunietis? Žinoma. Žalgiris širdyje.
nuo pat gimimo. Kokiose komandose jums yra tekę žaisti? Sporto mokyklą baigiau, paskui žaidžiau A lygoje ir paskui 8 metus studentų lygoje. Ar spėjote jau pasiekti kažką krepšinio aikštelėje per tą trumpą karjerą? Kiek žaidėm, tiek laimėjom. Studentuose 6 kartus čempionais tapom, Europos čempionais tapom ir tų pergalių tikrai buvo, sakau, tik tai tas lygis tikrai nebuvo Eurolygos ar Europos taurės, tai buvo, sakykime, Lietuvos krepšinio lygos tuometinės tikrai lygį buvom pasiekę su ta komanda ir tas pergalės buvo visą laiką malonus kim. Kokios įsimintiniausios varžybos, kuriuose jums teko rungtyniauti, galbūt netgi ir mėgėjų, sakykime, lygoje kažkur, kur pelnėte 140 taškų ir atkovojat 50 kamuolių? Tokių statistinių nebuvo. Įsimintiniausios, kur dabar noriu atsuk laiką, tai kai pralaimėjom finale Žemės ūkio akademijai, kai po 3 kėlinių pirmavom 20 taškų, gavom galutiniame rezultate 20 taškų. Tai įsimintiniausios nemalonė prasme, o įsimintiniausios malonė prasme, tai kaip pirmą čempioną laimėjom studentų lygoje. Ar po sezono kartu su krepšininkais jūs kaip komandos vadovas taip pat keliaujate į tokias pamėgtas vietas kaip sodybos, kaimo turizmas ir panašiai? Ne, tikrai ne. Laisvalaikis mūsų paprastai būna kelionių metu, tai kaip skrendami kokias varžybas, o šiaip su krepšininkais laisvalaikiu papietaut, pasišnekėt nueinam, bet tikrai jų asmeninį gyvenimą nesikišu ir nevaidinu ir negalvoju, kad esu kažkoks tai super draugas. Kai bendraujam, tikrai santykiai artimi, bet ne tiek artimi, kad eitume kartu švęst ar kažką tai daryti. Turi būti kažkoks atstumas vis tiek išlikti, nes vis dėlto tai yra oficialios pareigos ir kad ir kaip bebūtų, profesionalumas turi išlikti. Kalbant apie tą bendravimą su žaidėjais ir pačią, ko gero, nemaloniausią viso to pusę, kokios emocijos tada, kada reikia pasakyti, na viskas, mūsų keliai išsiskiria? Sunkios emocijos, tai sunkiausias, aišku, dalykas po pinigų ieškojimo šitam darbe, bet vėlgi sakau, negali žiūrėti asmeniškai, nes kad ir kokie būtum draugai ir pažįstami, nes su daug ko esam žaidę, su daug ko esam bendravę, net kai nedirbau dar, bet darbas yra darbas. Visi tą supranta ir žaidėjai tą supranta, sakau, tai yra nepaprastai sunku, bet su visais stengiuosi elgti žmogiškai ir juos suprast ir manau, kad jie irgi mane supranta ir kartais, kai tie keliai išsiskiria, tai sakau, toks yra darbas. Kuris žalgirietis, Žalgirio komandos krepšininkas, kuris jau yra palikęs komandą, daug tokių buvo praeityje, ypač garsių legionierių, kaip Tanoka Berdas, Edas Kota, Larija Jūsų ir daug kitų, paliko didžiausią įspūdį ir su juo buvo išsiskirti skaudžiausia? Žinoma, man skaudžiausia buvo su Tanoka išsiskirti, nes tada, kai bendravom, jisai buvo, sakykime, klubo žmogus, nes labai skiriasi žaidėjai, kurie tiesiog žaidžia, jie dirba, uždirba pinigus, pabendrauja treniruočių metu, bet kai kurie legionieriai, kaip Markusas, kai Tanoka, jie tikrai paliko žymų įspaudą čionai, jie padėdavo klubui darbo metu, nedarbo metu ir dalyvaudavo visose veikloje, sakykime, daugiau negu tik krepšinis, tai tuo metu sunkiausia buvo su Tanoka. Tanoka Berdo įsiskirimo su klubu situacija ganėtinai skandalinga. Tuo metu buvo panašu, kad žaidėjas elgėsi neprofesionaliai, bent jau kiek aš pamenu, ar ne? Kokia ten buvo iš tikrųjų situacija, priminkite. Tai tiesiog žaidėjai elgėsi taip, kaip jie nori ir kiekvienas turi savo tikslų ir ambicijų. Tanoka norėjo būti lyderių komandoje, bet tiesiog ta situacija klube nebuvo tokia, kad jisai galėtų būti lyderiu, o jisai nenorėjo susitaikyti, kad bus atsarginis žaidėjas ar kaip 8, sakykime, ar 7 komandos žaidėjas. Tai tiesiog, jeigu nerandi bendros kalbos, čia jokio skandalo nėra, tiesiog išsiskiria tie keliai ir viskas. Na, mes čia nejučiamis vėl grįžome į krepšinį, tai bėgame atgal į užribį ir šiuo atveju artėja Kalėdos, persivalgymo metas. Kaip sekasi kovoti su stalu per didžiąsias šventes ir patiekalais ant jo, ar, kaip sakant, po to gera būna? Sekasi puikiai, nes tikrai laimiu tą maistą naikindamas ir pergalė būna vis tiek jo, nes tie kilogramai labai auga, bet paskui visada malonu grįžti į sporto aikštelę ar pabėgioti, yra motyvacija grįžti tą pradinį tašką, koks buvo prieš šventes. Tikrai nėra jokio streso, kad kažkiek kilogramų bus daugiau po švenčių. Kur Kalėdas ir naujuosius metus ketinate paminėti? Su tėvais, namie, ramiai ir telefoną apsikabinęs. Bet naujuosius tai jau abejoju, ar su tėvais? Visiškai ramiai, eilę metų tikrai nėra kažkokia tai šventė. Pirmą dieną vis tiek bus treniruotė. Su jaunimu ruošimės kelionį į Ispaniją, jaunimo Eurolygą. Tai nėra ta šventė, kuri eilę metų čia būtų kažkokia tai kaip kitiem. Suprantu, kad gali būti linksma. Bet, Pauliau, nejaugi tie balių ir festivalių laikai, vos 29 metų jau yra seniai praeitie? Tiesiog vieniem
tai aktualu, kitiem nelabai. Tai aš visą laiką buvau tas, kur man buvo nelabai aktualu, nes, kaip sakau, kaip minėjau, visą laiką nuo 6 metų sportavau ir tiesiog ta tvarka buvo, kad reikia jos laikytis ir nebuvo nei balių, nei festivalių. Karts nuo karto tik tai. Ar be krepšinio ir mokslų dar yra kažkas, kuo labai domitės? Automobiliais, sakykime. Automobiliais, ne. Tiesiog ieškai vis kitų laisvalaikio praleidimo būdų. Kaip aš sakau, visą laiką turi kažką tai naujo atrasti ir eiti į priekį, nes tai motyvuoja. Tai yra nardymas, daugiau tikrai kažkokių tai neturiu tokių, kad sakyčiau, kaip amerikiečiai, kad kartą kažką padaręs jau tapi specialistų, tikrai toks nesu, bet mėgstu pabandyti ir įvairias transporto priemonės, ir įvairias laisvalaikio praleidimo priemonės gamtoj. Tiesiog kažką tai daryti, kad pažint kažką daugiau. O keliauti po svečias šalis, kaip šis pomėgis? Žinoma, smagu, tik tai nereikia vardinti tą kelionę su komanda, kad čia kelionė į svečią šalį, nes tai yra vėlgi oro uostas, viešbutis oro uostas. Tai toksai keliavimas nepatinka, bet žinoma, kažkada tai vis galvoju, kad išvažiuosi pakeliauti, bet kai randi smagu, kai randi laisvo laiko net ir su komanda irgi yra smagu, bet kol kas darbas neduoda tos galimybės išvažiuoti, kaip būtų dar smagiau 2 ar 3 savaitėm išsijungti telefoną ir atsijungti nuo to darbo. Tiesiog yra tokia darbo specifika, kad tu turi visą laiką būti pasiruošęs ir negali dingti taip, kad palikti viską savo eigai. Kalbant apie tą keliavimą su komanda, kuri komanda ir konkrečiai klubas atvažiavusius Kauno Žalgirio komandos krepšininkus ir atstovus priėmė šilčiausiai, sudarė geriausias sąlygas, o kuri, sakykime, kaip tik labai atšiauriai ir toks vaizdas, kad jūs čia atvažiuokit, bet pralaimėkit. Šiemet tai turbūt įstrigo Belgradas vis tiek, kad ten ir tie fanai tai pasitinka, ir klubas toksai, aišku, ten ta policijos apsauga visą laiką, kur lydi, tai tokį neigiamą, sakykime, sukuria įspūdį, o maloniausiai vis tiek visą laiką tai šiltas šalis važiuoti, nes tiek ispanai, kurie paprastai supranta tą krepšinį, žino, kaip jisai vykdomas, ką reikia daryti, tai jie maloniai priema, Tel Avivas, žinoma, irgi smagiai priemė, bet šiaip sakau, išskirti vis tiek reikia ispanų komandas, kurios metai iš metų vis tiek priema šiltai ir profesionaliai labai, o tos artimesnės šalis, vis tiek tas žmonių mentalitetas ir bendravimas yra tiesiog kitoks ir jie taip ir priema. Eurolygos rungtynių metu jūs dažniausiai matome sėdint VIP ložėje prie Kauno sporto halės parketo. Tada atrodo, kad rungtynės stebite labai ramiai, šaltakraujiškai ir viską išgyvenate viduje. Bet labai įdomu sužinoti, kaip Paulius Motiejūnas žiūri rungtynės tada, kada jis yra vienas namie prie televizoriaus ekrano, galbūt netgi su bokaliuku kokiu. Tai būna keiksmažodžių, būna įtampos, bet tam yra tas krepšinis, kad būtų emocijos. Kokią nacionalinę kalbą pasitelkite tiem keiksmažodžiam? Tik lietuvių. Apie automobilius kalbant, ar pats vairuojate? Žinoma. Ir kokį automobilį? Volvo. Koks yra svajonių automobilis, be to, kurį vairuojate dabar? Iš tikrųjų, automobilis yra skirtas nuvažiuoti nuo taško A iki taško B. Jeigu tai gali padaryti saugiai ramiai, tai to ir užtenka. Bent jau kol kas taip yra. Nesvajoju apie kažkokius tai ten ištaigingus ir man tai įspūdžio kol kas nedaro. Ir tikrai nėra svajonė ir siekimybė. Pauliau, rimti vyrai paprastai patinka merginom. Kaip sekasi Kaune kovoti su jų dėmesiu? Labai lengvai. Manau, kad taip patinku, kad net jo nejaučiu. Ar pats turite gyvenimo draugę? Ne, šiuo metu ne. Kodėl tada reikia pradėti nekovoti su to dėmesiu? Tai aš sakau, aš nekovoju tikrai, bet man užtenka dėmesio ir kaip aš dažnai sakau, važiuoju pasimatymą su draugė Eurolyga, su draugė VTB lyga ir to gyvenime kol kas užtenka. Ar mėgstate muziką? Kokią muziką klausote paprastai? Tokią, kai tėvai mūsų klausydavo paprastai. Kokia yra melodija, kurią pagarsinate, kuomet jį skamba radijo imtuve? Tiesiog yra grupės, kurių niekada neišjungi ir pagarsinė, tai Beatlai, Rolling Stone'ai, Nick Cave'as, Peter Gabriel, žinau, šiuolaikinės, tai tos Madonos, Coldplay, užteks gal tiek. Tai reikėtų dabar išsirinkti kūrinuką, kuris iškart po šio pokalbio skamba Žalgirio radijo eteryje. Tai skiriam Mantui tada Beatlų dainą Happy Birthday, tai jo naujai dukreliai. O dabar specialiai visiems Žalgirio radijo klausytojams Žalgirio komandos generalinio direktoriaus Pauliaus Motiejūno kalėdinis sveikinimo žodis. Sveikinu visus su artėjančiam šventėm, nesušalkit, pailsėkit nuo varžybų ir būkit pasiruošę grįžti į halę, mus palaikyti. Sveiki Žalgirio radijo gerbėjai, čia Paulius Motiejūnas, jei jau sergate, tai tik Kauno Žalgirio.